Teisėjų knyga, 2 skyrius. Viešpaties angelas, atėjęs iš Gilgalo į Bochimą, tarė: Aš išvedžiau jus iš Egipto ir atvedžiau į žemę, kurią prisiekiau duoti jūsų tėvams, ir pasakiau: Aš niekada nelaužysiu savo sandoros su jumis, o jūs nedarykite sutarčių su šios žemės gyventojais, sugriaukite jų aukurus. Bet jūs nepaklusote mano balsui. Kodėl jūs taip padarėte? Todėl aš sakau, kad neišvarysiu jų iš jūsų krašto. Jie bus dygliai jūsų šone, o jų dievai bus jums spąstai. Viešpaties angelui kalbant šiuos žodžius, izraelitai pakėlė savo balsus ir verkė. Todėl šią vietą pavadino Bochimu. Jie čia aukojo Viešpačiui. Kai Jozuė paleido tautą, kiekvienas nuėjo į savo nuosavybę ir ten apsigyveno. Tauta tarnavo Viešpačiui per visas Jozuės dienas, ir kol buvo gyvi vyresnieji, kurie matė visus Viešpaties darbus, padarytus Izraelio tautai. Nuno sūnus Jozuė, Viešpaties tarnas, mirė sulaukęs 110 metų amžiaus. Jie palaidojo jį jo nuosavybėje, Timnat Herese, Efraimo kalnyne, į šiaurę nuo Gaašo kalno. Visa ta karta išmirė, užaugo kita karta, kuri nepažino Viešpaties, nei matė jo atliktų darbų Izraeliui. Izraelitai nusikalto Viešpačiui, tarnaudami Baalui. Jie apleido Viešpatį, savo tėvų dievą, kuris juos išvedė iš Egipto šalies, ir sekė svetimus dievus, tautų gyvenančių aplink juos, ir jiems lenkėsi, sukeldami Viešpaties pyktį. Jie apleido Viešpatį ir tarnavo Baalui ir Astartei. Viešpaties rūstybė užsidegė prieš Izraelį, ir jis atidavė juos į plėšikų rankas, kurie juos plėšdavo. Viešpats atidavė izraelitus jų priešams, prieš kuriuos jie nepajėgė atsilaikyti. Kad ir kur jie eidavo, Viešpaties ranka buvo prieš juos, darydama jiems piktą, kaip Viešpats jiems buvo prisiekęs. Jie buvo sunkiai varginami. Tačiau Viešpats siuntė izraelitams teisėjų, kurie juos išgelbėdavo iš rankos tų, kurie juos plėšė. Bet jie neklausė teisėjų ir nuėjo paleistuvauti su svetimais dievais ir lenkėsi jiems. Jie greitai nuklydo nuo kelio, kuriuo ėjo jų tėvai, kai klausė Viešpaties įsakymų. Kai Viešpats jiems duodavo teisėją, jis būdavo su juo ir išgelbėdavo izraelitus iš jų priešų per visas to teisėjo dienas. Viešpats gailėdavosi jų, kai jie dejuodami skųsdavosi prispaudėjais. Bet teisėjui mirus, jie sugrįždavo ir susitepdavo dar labiau negu jų tėvai, sekdami svetimus dievus, jiems tarnaudami ir juos garbindami. Jie neatsisakė savo darbų ir užsispyrimo. Viešpaties rūstybė užsidegė prieš Izraelį ir jis tarė: Kadangi šita tauta sulaužė mano sandorą, kurią padariau su jų tėvais, ir neklausė manęs, tai ir aš neišvarysiu iš jų krašto nė vienos tų tautų, kurias Jozuė mirdamas paliko. Jomis išmėginsiu Izraelį, ar jis laikysis Viešpaties kelio ir ar norės jo vaikščioti, kaip darė jo tėvai. Todėl Viešpats paliko tas tautas krašte, neišnaikino jų tuojau,
ir netidavė jų į Jozuės rankas.